Gerą dieną. Turiu džiaugsmo pristatyti vieno garsiausių, žymiausių pasaulio kompozitorių, tai romantikas Feliksas Mendelsonas Bartoldis. Ir jo 61 darbas, tai yra pjesė iš Vasarvidžio nakties sapno. Tai yra pakankamai didelis veikalas ir iš jo mažasis lašelis, kuris pavadintas ir Hochzeitmarsch vokiškai, tai iškilmių maršas, arba, kaip mes lietuviai sakom, tai yra vestuvių maršas, arba tiesiog žingsniuotei pritaikyta muzika. Na, aš tokią tam tikrą teorinę dalimi pradedu šito kūrinio pristatymą. Beje, iš vienos Danijos liuteronų bažnyčios Jelse pasinaudosiu būtent šiuo instrumentu, šiuo įrankiu, pamėginti atkurt šitą kūrinį. Na, indikacija pirmutinė įspėjimas allegro vivace, tai reiškia greitai bėgančiai nuoroda. Ir niekada mes netliekam, nes tiesiog būtume priversti tai daryti ir išvaryti greičiau jaunavedžius ir jų visą svitą iš bažnyčios po santuokos. Norėjau paminėti, kad šitas kūrinukas yra atliekamas kartais pradžioje, bet labai dažnu atveju jis atliekamas po ritualo. Tai yra jau kai santuoka užtvirtinama taip. Jis atliekamas dažniausiu atveju pabaigoje, išeinant porai ir visai palydai iš bažnyčios, bent dažniausiu irgi atveju. Taigi, šitas kūrinukas irgi bus padalintas mano į pirmąją dalį, apsiribotas pirmame dalimi, atskirtas nuo antrosios, kas priklauso būtent šiai pjesiai, bet ją kažkodėl atlieka tik tai pirmąją, kas nėra populiaru, nors labai retais atvejais, labai retai atliekama ir antroji. Taigi, koncentracija vyksta būtent dėmesio apie štai šitą reprizinę dalį, tai yra pakartojimą, nuoroda čia ir vėl kartoti ne nuo pradžių, bet nuo čia. Ir šokstant į antrą voltą, aišku, taip panašiai atrodo pirmoji volta, antroji volta, tarsi perėjimas į antrą dalį. Tai, kaip ir sakau, mes apsiribosime ties pirmąją voltą, galimas kartojimas 3 eilučių, galimas nekartojimas. Bet technologiškai šio kūrinio analizė būtų tokia ir išreikšta praktikos pavidale. Taigi, do nata, įgyvent do, re, mi, fa, sol, la, si, do, arba C, D, E, F, G, A, H. Taigi čia C-dūrė yra orkestrinis variantas, perkeltas į supaprastintą fortepijoninį. Taigi, triolė matom, kaip skamba būtent šitos 3 natos, ne? Ir ketvirta ilga. 3 triolinės. Ir ilga 3 triolinės. Ir štai šitie akordai jau tada prasideda sforzando SF, tai yra su tokiu ganėtinu akcentuku, atrama, ne? Tai siūlyčiau parankioti akordiką ir pradėti būtent lėtai groti, štai tokiu tempu, kad raumenys sugebėtų ir sektų fiksaciją. Ir taip kartota patį vėl. Minimalizuojant judesius, nedaryti tokių šuolių, kas išblaško ne tik rankos visą, kaip pasakyti, tą kūno padėtį rankos ir visą kūną nueina į pečius, į kaklą. Nedaryti tokių, vengti aplamai, kalbu čia dabar užbėgant už akių, kokias dažniausiai būna problematika, kokia mokant žmonės. Tai laikyti stabiliai, pakankamai surinkam, nusižiūrim ir tiesiog dešinė ranka.
Ir trelis. Ir vėl keliaujam. Ir oktava perėjo pakartojimą, akordai tie patys. Ir vėl toliau. Būtent šitą epizodą lėtai, sulėtintai, išplėstai atlikau. Būtent dešinės rankos partitūrą. Ką mes matom kairės rankos boso rakte nurodyta ir štai kaip atrodo. Nusižiūrim, atsirenkam, lėtai, specialiai parodau, tarsi nežinau, jei nuo kitų žmonių tai pedagogiškai susirando, ne? Susirandam. Atkreipiam dėmesį, kad taisyklingai čia viskas, išsiriš toliau. Į oktavą. Stebėkim, kaip ranka. Jinai nedaro tokių judesių, kaip mėgsta daugelis atseit, nežinau, vienas, kad toks variantų, kad čia mandrai atrodo, bet mes apsunkinam savo visą muskulatūrą, taigi minimalizuojam judesius, tiesiog kiek reikia atsikvėpimas rankos ir kontaktas. Pagalvokim, koks yra kontaktas rankos plaštakos ir būtent pirštų galiukų su klavišu kiekvienu. Vadinamas tušė, sąlytis, arba aš sakau kontaktų, santykių tarp piršto ir klaviatūros. Taigi, dabar pabandysiu atlikti šitą kūrinuką aplamai, kaip jis skamba. Buvo šiokia tokia įvada, bet aš dar kartą pakartosiu ir užakcentuosiu, ištvirtinsiu, kad nuotolinis ugdymas nėra efektyvus būtent šioje mano srityje. Tai reikalingas išimtinai fizinis kontaktas nei kitose srityse, kad reikalingas ir prisiltimas karts nuo karto rankų, pastatymas, korekcija, komunikacija, profesionali norint įgyvendinti rezultatą, ko mums reikia. Pasiruošiam, nepuolam, uždedam rankas, surenkam ir galima kairę iškart įvesti. Jeigu nesigauna, mes vėl kartojam, bet siūlau mokytis tokiu tempu. Ir lėtai surinkam. Ir vėl pakartojimas tos pačios muzikinės medžiagos. Taip skamba pirma dalis šios piesės. Toliau, akordas tas pats lieka, nieko ieškot nereikia, tęsiam toliau. 2, 3, 4. Šitas akordas gražiai skamba moderniai, tęsiam toliau. Oktavos ir vėl populiariai akordai.
pastebim, šuoliai taip pat atsiranda dėl teksto tokio užrašytas. Viskas. Antroji dalis pjesės, kuri, nepopuliariai, jinai skamba šiek tiek paimituosiu kaip. Ir taip toliau. Aš dažniausiai improvizuoju, papildau, sudėtingesnę ritmiką ir kad turtingiau praturtinu šitą muziką. Čia primityviai pakankamai parašyta yra sutraukta, paprastinta į fortepijono klaviatūrai. Tai pats originalus greitis būtų toks, kada tiesiog, jeigu taip sugrosim, tai pradės bėgti tiesiog jaunieji. Orkestrinį variantą, kokį koncertą pasirinksim, pamatysime, kad gali būti net dar gyvesnis, kaip lieka orkestras. Taigi, linkiu kantrybės ir tiesiog pradėti mokytis būtent šitą kūrinuką, lėtai, kartojant tuos pačius epizodus, surenkant būtent šitą pirmąją akordą, surenkant štai. Šalia visiškai demonstruoju, čia yra perėjimas irgi. Ir kartuot 40, 60, 70 kartų priklausomai, kiek įsisavina mūsų galva. Ir tokiu greičiu įgrot. Galima be trėlio arba su trėliu. Paskiau oktavą aukščiau. Ir dėmesio, kad būtų pastatyta ranka. Nebūtų tokia, nes kaip ir eisena šleivai kreivai. Tendencijas vėl numatau priekį kokias galimas, nes visi be išimties turi pastatyta, kad būtų erdvė, kaip matoma, kad stovėtų ne taip, neištiestais pirštais, o stovėtų. Ir tiesiog formuojasi įgūdžiai, būtent laikysenos rankos, taip kad atkreipi dėmesį tokius technologinius dalykus, bet reikia čia iš tikrųjų susitikus tokius dalykus daryti, kad geriau įsisavinti ir prisiminkim, kad tik tai kartojimo principu mes būsime pajėgus bet kokią pjesę ar kūrinį išmokti. Tik tai per kartojimo gausą. Linkiu sėkmės.